Sveiki, randuosi, kad matot, prie Nemunų. Einam pasimaišom jaukučių kokių. Šiandien mėgysiu pagauti karšiuką jau. Tai va, saulutė, valandos apie 7 maždaug, tai tokie reikalai. Tada duonų buvo nuo laiko kažkada. Tai va šitą maišysiu jau pralupės. Užsipilsim. Kiek čia jau yra dar. Ir gal dar galvoju, čia dalį kutės auksai likės. Tai šitą susipilsiu, gal užteks. Bet turiu flagmanų biskvitų. Bet jau dabar nemaišysiu. Rūkas. Vanduo matyti šiltesnės už. Vanduo šiltesnės už orą už tai. Toks gaunasi rūkas. Tai va, susimaišau jaukų. Gal dar kelis žalius dėvisėlis įsidėsiu ir susitiksim prie vandenukų. Viską susinešiu. Čia nenoriu skankyti su savo maišymais. Nu, čia tokia sriuba darau dabar. Tai va, gerai, tai tom kart. Nu, jaukų tai nemažai pasimaišiau. Buvo praskėdžiau viską, sumaišiau beveik. Einu dar iki mažinus. Turiu kelis mateliukus. Turiu dar šaldytus žirnius, paskui sudėsiu, ką pasileis ir dzikus. Mėginam vieną užsimesim. Čia gerai aš ją susisukau. Čia pavadėlių ilgis kokia 80, kabliukas 10 numerių. Pavadėlių sūris 14. Žiūrėsim, kaip čia man seksis pagaut karšiuką. Taip, dėdam dzikučių. Tris uždėjau dzikus. Nežinau, sakiau, tai jau kada žalio džubisėlių biskį turėjau, tai įsibėriau. O tai tas rūkas, tai kaip vėlų rudenį būna. Biskiniai timą įmečiau. Va, viena yra. O, salatis pašoko. Nelabai matau, kur nusimest tą meškerę. Šėrykla ten 70 gramų žytantus, o ant šitos 80 gramų šėrykla.
O dėlio ilgis panašus. Pažiūrėsim, kaip tempia. Nuskendau. Velka, bet labai nedaug. Taip ir paliksiu. Per du kartą iš karto užklipsuosiu. Ne va. O šiaip apsisuko pavadėlis baisiai. Gal tikrai kaip baisiai apsisuko čia. Viskas mano. O, atsisuko. Ant šitusai mėgysiu įsidėti mateliukų. Dar reikės atsivežti kitą koliuką. Čia kad kaip tvarkausi meškės, kad va, pasidėti būtų meškė. Kur? Tai, žiūrėk, kaip tie mano mateliai. Matau, kada gyvų yra. Tikriausiai žolių pakibė. Vat perina tą matelių, tai vargas vieną susproginau jau. Kaip nedažiūrau. Tai biskį sunkiausia, džikas paprašiam būna. Kitas jau sumažy, visus mažius kau pradūriau. Galiu pasakyti, kad šilta jau dabar. Vėjonėčiai prisausta, tai tikrai, kad šilta. Kudį nieks nekimba. Na va, uždėsim dziką vieną. Nežinau, čia kelis jūs užnėriau. Gal atsistuojasi mesiu, kad matyčiau kur. Taip toli, kažį, metu. Nu, lauksim karščioko ar bent kokios kitos žuvies, svarbu, kas keptų. To kažkaip stačiai meškėje pasidariau. O. O, juk jau iškimau. Ai, nusėtką atsinešiu tada. Pakartausim dar į tą vietą. Ant 3 dzikų paėmė, bet pakeisiu dzikus.
Nu, mėgysim vėl įsimest. O. Ką, sėdėsim, lauksim. Kito kibimo. Kur karšiai? Turiu karšiuką. Bet toks ėmimas visai neaiškus. Buvo vargšų. Nedidelis. Bet sulaukiau karščio. Štai ir karšys atėjo. Tik. Nedidelis, bet vis tiek karšiukas. Einu sėtką. Nešvėjusimėsim. Na va, smagu. Sėtką čia biskituliau pasidėjo. Kad čia nesimaišytų, bet čia sekliautė kažkaip tokia gilesnė vieta, tai kad nenugaištų. Dzikas net karusimovės į viršų. Per tai žolės biskį tokių vargų, da kaip skubini, tai kaip visada kamerą nenori įsijungti. Bet viskas gerai čia mum. Iš pradžių čia nesupratau, nes kažkaip nespardėjau, galvoju, kad žolės kokios, lyg ėmimusios buvo viskas ir. Tai va. Lauksim kitų karšių da, jeigu pavyks. Oho, kur tas stoparas užtrauktas. Stopariukas net kur užtrauktas. Oho. Tai dedu juos, kad tų laisvumų kai būna, pavyzdžiui. Tai va, traukiam stopariukas per laiku ir pasikerta geriau. Vat. Nu, mėginam nusimest. Dabar čia paliksiu ant kitų kuolų meškeriais, o na, persimesiu. Tai tom kart tiek. Persimesiu šitą dar meškerę. Ja, biskį skiršiu tas meškės, geriau pats nežinau, te tikriausiai žulių užkabinu. Nu, bet šeidyklą čia pakeisiu. Čia tokia uždėjau, kitokia biskitai. Su dratais, va. Tai vienat susietuku tas sulūžo. O dabar kitą atsinešiau. Kažkaip nenoriu. Gal uždėčiau matilių dabar. Pamėgyti. Tiksliau sakant, uodo trūkro lervų. Bet čia jos sistema tuoj nugaiš. Aš kaip su jom nelabai. Aš šiaip tai nenoriu keptos žuvys. Kažkaip nesmulkmenė labai.
Nu, pakaks gal čia jų. Jau užsidengiam, kad nešiltų. Ir gal dar vieną dziką uždėsim. Man atrodo, kad skaniau bus. Na, reinamsi mes. Va. Na, tom kart viskas gerai. Štai gal biškį žolių jau pagavė. Ten, kur užmačiau, kažkas baksniuoja. Taip neaiškiai. Gal pasivaidėnų. Tai gal, kad pasivaidėnų, kad dabar nematau, kad keptų. Kažkoks kibimukas buvo. Bet kažkaip nieko. Ar yra kas? Yra. Yra kojukiai. Dėsiu gal į sietką irgi. Mažu bus ką parodyti. Dabar apie jau kitus įtus pagalvų. Galiu čia biskį arčiau, aš ją man atrodo atsinešt. Čia irgi giluka. Kam čia malašių toli, tai reikės dabar užsimesiu ir persdėsiu. Oras smagus. Tai darytų šiltą vėl atvėsta. Jau eisiu atsinešiu arčiau tą sietką. Tai baisiai toli nusinešiau. Ir vis tiek netrukdys žuvę ištrauk galą. Va, kuoliukas baigė išpult. Nežinau, ar pasivaidino, pajudino. Bet dabar lenksta, tai gal tokių žolės. Na, nusietką, ar čia prasinešiu. O aš manau, kad čia va geras gylis čia. O čia dar gal ir geriau. Kai kuo laisvai smeigt. Kažkaip tai nelabai mačiai pavyks įsmeigt kuolą. Nu, va. Tai gerai bus. Biskį protingiau dabar padariau. Valtelė plaukia.
Nu, nežinau, nieks nenori kept. Jau beveik pusė 10 šilta darosi, reikia nusirengti. 3 žuvukės pagavęs. Viskas. Nežinau, galvo, mažu kur kitur likt. Gal mintys tokius negerus aplankų. O, tik tai tą pajudinau. Čia tik reikia padėjuot. O, eisim žiūrėt. Nu, kažkas tai taso. Nežinau, ar turiu ką. Gal kažkas yra, arba ne. Yra kažkokia mažiukė, jaučiu aukštė bus. Žiūriu, jie nada, meškerė. Jau monstras, bet ant tos kitos kibimo sergė. Einam, pažiūrim, šitą kitą čia daugiau į karšį būtų panašu. Nežinau, kažkokią tai turiu, bet į karšį nepanašu kažkodėl. Może tik žolės, gal kažkaip keistai. Kas čia daug žuvis? Panašu į žiobrį bus. Ai, smagus žiobrį traukia. Jau priešinasi. Jau. Ponas žiobrys toks visai. Tai nešarčiau biskį. O tik padėjau. Iškart žuvis žiobrį paleidžiam. Tegu plaukia. Tai va, tik padėjau. Gerai, einu per mano nusirengsiu, gal paskui užsimesim. Aha, dar vieną monstrą paėmiau. O, per pirštą dydžio. Gerai, kad pažiūrėjau, nekemba. Gal mėtų tos mėkšės belia kur. Tai vieną, tai kitą. Zikus paliksim. Anu ant to kito kulų dabar numesiu. Va. Šilta, nu šartų ieškotis. Einam, atsinešim žuvelį. Reikia pasimt kuolą, kad nepalikčiau dar. Šitą irgi čia. Mano žuvys. 4 žuvys. Tai apžiūrėsim mėsės. Čia va, auklė tokia riebuoka. Kojukai nedidelį. Dar biskį didesnį koją. Tada pagavau žiobrį. Čia. Ir va mano bonusas. Tai va. Tai čia pirmos vietos žuvys. Tai va, o jeigu... O Jėzus, reikia palėti, o jeigu gaudysiu kitur, tai sujungsiu ir bus viskas į nuo vietų. Tai paleidžiam karšiuką.
O, laukia. Laukia gerai. Tai va, nuplaukė. Tai ką, susitinkam tuo vietu, tai ate.